Labai džiugu matyti jūs visus susirinkusius į jau tradiciją tapusi respublikinį 5-ąjį jubiliejinį Lietuvos gestų kalbos vertėjas 2015 konkursą. Gražus renginys sukvietęs ne tik jūsų bendruomenę, bet ir suvienijęs gražius šokėjų, nuostabių dainininkų pajėgas. Ir aš manau, kad šitas konkursas bus tikrai grožio, gėrio, tikėjimo ir vilties šventė. Sveiki, visi susirinkę į šventę. Idėją tai sugalvojau aš, bet kiek darbo turi nudirbti visi gestų kalbos vertėjų centrai ir jų darbuotojai tam, kad šventė įvyktų ir pavyktų. Aš sveikinu šiandieną susirinkusius visus, ir žiūrovus, ir dalyvius, ir apskrities gestų kalbos vertėjų centrų komandas. Dėkoju Jums už tą iššūkį, kurį gaunate kiekvieno konkurso metu, ir džiaugiuosi, kiekvieną kartą džiaugiuosi tomis gražiomis pastangomis, ta gražia švente, kuri sukuriama jūsų pačių rankomis, širdimis ir mintimis. Aš ilgai nekalbėsiu, nes aš žinau, kad aš pati taip pat kaip ir Jūs labai nekantrauju pamatyti, kas yra paruošta ir kas įvyks. Dėkui komisijai, kad sutikote dalyvauti, įvertinti, nes tai labai sunkus darbas. Ir aš Jums nepalydžiu, nes aš buvau Jūsų vietoje. Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems, kurie susirinkote. Atėjote palaikyti savo draugų, artimųjų, kolegų, nes mes visi dirbam kartu. Kurtieji ir vertėjai yra viena komanda. Jeigu jie sugeba gerai dirbti, mes turim puikų rezultatą. Jeigu mes nesugebam gerai dirbti, mes nesusikalbam. Aš manau, kad šitas mūsų konkursas, už kurį atsakomybę neša Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija ir kuris vyksta jau 5 metai iš eilės, ir šito konkurso naštą gerai žino dabar kiekvienas vertėjų centras. Aš manau, kad jisai bus tas baigiamasis, pats gražiausias, pats puikiausias, bet jam reikės labai Jūsų visų palaikymo, nes žinokite, komandos be galo jaudinasi. Ir Jūs parodykite, kaip Jūs juos palaikote ir kaip Jūs mokate būti visi kartu viena komanda. Ir vertėja iš Vilniaus Asta Zinkevičiūtė. Prašome, Asta įstėti. Astos spalva žalia. Mano vardas A-S-T-A. Tu ir tu. Prisiminkite. Vardas Gestos. Asta. Aš dirbu Vilniaus apskrities vertėjų gestų centre. Ar jūs žinote Vilnių? Ar jums aišku? Aš dirbu jau prieš 2 metus. Aš esu labiausiai naktimis. Aš nesu kaip kurčių krateris. Įgėdintis, aš nežinau. Bet žinau, kad jose žali, kad atsidaro kartis, kas yra paskūna vėliau. Aš susitinku su pačiais ir pradedu bendrauti. Aš galiu su jais bendrauti, aš galiu juos matyti. Ir manęs tai žali. Aišku. Aš užsakymą vieną. Pagrindiniai užsakymai yra visi mano. Kodėl? Nes mano miško svaja, kad aš mačiau
Viduje noriu juos nužudyti, išraskyti, pakarti, bet aš tramdausi. Aš taip tramdausi. Ir verčiu šypsą, verčiu. Ir tada užsakymas dalykas, aš ištramdau. Ir sutinku savo šeiminėlę. Ir ką aš veikiu, žaidžiu. Va, mano brolis, storulka mano, pasižiūrėkite, jeigu jis paimūna. Jis gali versti, kada lyja, kada sninga, kada šala, iki -20, -30, nesvarbu. Jam tai faina, jis taip mėgsta. Va, pasižiūrėkit kitą mano šeimos narį. Čia mūsų šeimos ramybė. Ar jūs žinot, čia ramybės oazė. Taip pat noriu pristatyti savo mamą ir tėtį. Pasižiūrėkit, va jie. Mano mamytė nuo gimimo maitino manęs gestus. Visi gestai apie mirtį čia iš jos. Pasikark, sudraskyk, galvą nupjauk, čia viskas iš jos. O tėvelis mano po užsakymu ar prieš užsakymą jis man nusižo rankytės. Iškaičiuoja man visas rankytės, kad jos būtų tiesiog auksinės ir aš gerai, puikiai verščiau. Ai, panašau, ta močiutė vaginai, pasižiūrėkit gražu. Jinai taip mėgsta kates, didelės, mažas. Jinai sakė, kad visą vilnių visas kates ir verda jinai. Ir paskui mus maitina. Prašau, pasimaišykite. Prašau, paimkite katytę. Labai faina ta katytė. O va, mūsų gestoteros centras. Va, pasižiūrėkit, rankai nemokamus gestus. O va, svirdulinis, jis gražiai mus moka šnekėti lietuviškai, versti į lietuvių kalbą. Va, pasižiūrėkit, čia mano pusbrolis, gražuolis. Argi negražus vyras, pasižiūrėkit. Jis mimikos profesionalas, jis moko mus mimikos, kad mes teisingai rodytume visą gestų gramatiką. Pusbrolė, ateik čia, ateik.